Labą dieną. Matau, taksistas esat? Nu, ar senas taksioras. Aš dabar biški dušmaninu retkarčiais. Gal papasakosit, kas nutiko? Nu, va, dižokas bus iškalęs. Karočią, lipau į parodą ant trečio periodačio, kažko nekanalina, jungiau rычagą į antrą periodačio. Vgasinu iki dugno, nekanalina. Sustojau, sakau, reikia pažiūrėt. O matai, maitniko obudas atšokęs. Karbo propkės atšokusios, saliarą išbėgus, babino dodo adačią. Karočią parašą, truba gaunas. Štai kaip aš norėčiau visą tai, ką jis pasakė, išdėstyti tvarkingai, aiškia lietuvių kalba. Gerbiamas taksistas važiavo į Parodos kalną, Kaune, kaip supratote, ir pajuto, kad variklis blogai dirba, nepilnu pajėgumu. Atsidaręs variklio dangtį, jis pastebėjo, kad genda aukštos įtampos generatorius. Be to, sutrūkusi švaistiklio įvorė, jis nori pasakyti, kad reikalai yra blogi. Nu vo, užvakar su korišu varom iš Pienkės, korišas trupas ant užpakalinės sėdinės guli, aš įkalęs, kazokai ant perikrioskę stabdo. Karočią ant Petrauskinės semaforos rodo krasneką, aš spontam tarmozinu. Kaip gasinau, žinai, Kalnicų pavarotą, ant 14. Steškės visos dreba, boltai šaibo maina, galvoju, arba į kiuvietą, arba tvariai pagaus. Nu, davai. O šiame epizode mūsų pašnekovas pasakojo, kaip jis išgėręs kartu su girtu savo draugu važiavo lietuvių dainininko Kipro Petrausko vardu pavadintą gatvę Kaune ir pastebėjo, jog juos stabdo autoinspektoriai. Tačiau jie, pamatę raudoną šviesą, nesustojo, o bandė daryti staigų posūkį dideliu greičiu ir todėl vos nesubyrėjo atskiros jų mašinos detalės. Ir štai pasakojimas baigiamas tokiu išraiškingu ir daugelio žmonių vartojimu, dėja aš sakyčiau labai neteiktinų posakių nu davai, kurį lietuvių kalboje verčiau reiktų pakeisti taip pat nemažiau išraiškingų, emocingų lietuviškų pasakymų na duok.